Įprastas ritualas. Kai žinai, kad tavo liga ne iš tų, kurios praeis, nenori turi išmokti paisyti tvarkos. Kelis kart per dieną matuoti cukrų kraujyje, nepamiršti susileisti insulino, žiūrėti, ką valgai ir kiek. Cukraligė. Ta įnoringa liga sąlygų kelia daug, jei nori su ja gyventi taikiai. Tačiau kartais net ir itin griežtas režimas dėja neapsaugo nuo komplikacijų. Viena sunkiausių, turbūt grėsmingiausių diabeto komplikacijų yra diabetinė polineuropatija. Kelia didelį nerimą diabetinės pėdos išsivystymas. Vadinama diabetinė pėda išsivysto dėl to, kad pagrindė dėl cukrinio diabeto komplikacijos, tos vadinamos diabetinės polineuropatijos. Nukenčia dėl didelio gliukozės kiekio kraujyje, sutrinka nervinių impulsų sklidimas nervinėmis skaidulomis, nukenčia nervinis audinys. Pradžioje žmogus jaučia tik tai dilgčiojimą, pavargsta greičiau kojos ir kreipiasi į gydytoją tik tada, kai pradeda pėdą deginti, skaudėti, atsiranda nuospaudos, trofinės opos, negali pastovėti ant pirštų galų, dvelka pėdas. Mes tada jau manom, kad liga yra užleista ir sunkiau gydyti. Štai ką kartais gali diabetinė neuropatija. Nustatyta, kad tokie pėdų išopėjimai anksčiau ar vėliau ištinka maždaug kas 6 sergantį cukralige. Ir beveik kas 2, kai taip atsitinka, nelieka kitos išeities – pėdą amputuoti. Šios šiurpios komplikacijos dažnai prasideda nuo nekalto galūnių dilgčiojimo. Jos ima tarsi šalti, tirpti, tampa lyg apmirusios. Kol aštrus veriantis skausmas netikėtai nugelia nuo menkiausio prisilietimo, kad ir drabužio ar bato. Pakenkiama nervų sistema viso organizmo, tai nežinom kokioje vietoje bus pakenkimas, tai nukenčia ir virškinimo traktas, ir šlapimo organų sistema, ir galvos smegenys. Žodžiu, čia yra kompleksinis susirgimas. Ir jis yra tuo pavojingas, kad per vėlai nustatoma visi šie simptomai, kada jau ir gydymas ilgesnis ir neduoda tokio efekto gero kaip pradžioje. Reikėtų dažniau padaryti kraujo tyrimus, nustatant gliukozės kiekį kraujyje, taip pat atkreipti dėmesį į įvairius padilksėjimus, skruzdėlyčių bėgiojimą, degančias pėdas, troškulį, prakaitavimą, dažną šlapinimąsi. Kreiptis į gydytoją, kad būtų atlikti tyrimai. Aišku, gydyme tos polineuropatijos pagrindinis principas yra gliukozės kiekio mažinimas kraujyje, bet šalia to labai puikiai veikia B grupės vitaminai. Jie gerina mielino sintezę, geriau perdodami nerviniai impulsai nervinėmis skaidulomis, maitina nervą, nuima skausmą. Iš jų galima paminėti neurorubiną. Tai yra toks vaistas, kuriame labai gerai subalansuota vitaminas B1, B6, B12. Jo yra pažangi gamybos technologija, gerai įsisavinamas ir turi gerą poveikį. Šveicariškas preparatas Neurorubin Forte B grupės vitaminų turi ypač didelę dozę. Jis ne tik padeda mažinti skausmą, bet ir gerina kraujotaką, skatina regeneraciją, slopina alergiją. Įrodyta, kad B grupės vitaminai veiksmingi gydant nugaros skausmus, trišakio nervo neuralgiją, optinį neuritą, veido paralyžių ir daug kitų ligų. Nustatyta, kad šalia nuskausminamųjų skiriant dar ir neurorubiną, ūminis skausmas rečiau virsta lėtiniu. Be to reikia mažiau kitų uždegimą slopinančių vaistų. Iš tikrųjų, kombinuojant vaistus nuo skausmo su B grupės vitaminais gaunamas geras efektas, nes B grupės vitaminai žinomi labai jau seniai, jie seniai taikomi kardiologijoje ir neurologijoje ir dar buvo vadinami nerviniais vitaminais. Jie gerina apykaitą nervo struktūroje, gerina pačio audinio procesus visus biocheminius, mielino sintezėje dalyvauja, malšina skausmą. Neuropatijos sukeliamas skausmas, kaip pastebėta, sunkiai leidžiasi įveikiamas tradicinio gydymo analgetikais. Tačiau tinkamus nuskausminamuosius derinant su B vitaminais, skausmas slopsta ir greičiau, ir veiksmingiau. Diabetinė neuropatija gali sukelti ne tik stiprius galūnių, bet ir akių, skrandžio, inkstų skausmus.
Kartais pažeidžiama dar ir oda, širdis ar kraujagyslės. Gali dar būti ir kito tipo polineuropatijos, kaip alkoholinė neuropatija, apsinuodijus įvairiais sunkiaisiais metalais. Gydymas yra panašus, irgi taip patinka B grupės vitaminai. Neurorubino veikliosios medžiagos lengvai patenka į nervinį audinį ir yra gerai pasisavinamos. Ūminiams skausmams geriausios ampulės, ilgalaikiam gydymui tabletės. Jų per dieną patariama išgerti 1-2.